Sveiki, mėlyjeji. Dabar kaip tik tas šaltasis metų sezonas, kuris duoda atitinkamų reiškinių jūsų sveikatoje, jūsų imuninėje sistemoje. Ne visą laiką imuninė sistema gali susidoroti su šiais reiškiniais, nusilpsta jinai. Tai todėl, kaip ir norėjau pasidalinti savo patirtimis, savo žiniomis ir tuo pačiu papasakoti apie instrumentą, kurį aš naudoju, kai būna atitinkamas, čia dabar mano katinas atėjo man padėti, atitinkamas periodas sveikatoje, kada jinai negali susidoroti, kada imunitetas nusilpsta, prasideda visokie virusai, nosiaryklės uždegimai ir taip toliau. Ta instrumentą, kurį aš naudoju ir mano šeima naudojam, jis yra puikus tuo, kad jisai yra greitai veikia, greit sumažina sirgimo laikotarpį ir taip pačiu sustiprina imunitetą, stiprina, tarsi tai yra imuniteto boosteris, aš jį vadinu imunomoduliatorius. Jisai puikiai tinka esant rinitui, kai yra bendras silpnumas, organizmas nusilpęs, tai taip patgi jis puikiai tinka adenoidams, stomatitui esant, bei uždegiminiam procesui nosiaryklėje, kai būna, taip pat ir tonzilitas, otitas, taipogi faringitas, ir taip pat jisai naikina grybinę florą, tai kas yra naudinga esant ir kitas parazitus, kuris yra šlapimo sistemoje, tai yra, kai būna šlapimo sistemos uždegimas, jisai momentaliai naikina šias bakterijas. Taip pat šis instrumentas yra puikus ir disbakteriozės atveju. Ir taipogi pakeičia, kaip ir sakiau, grybinę florą. Tai yra instrumentas, šiame instrumente naudojamas vanduo. Jisai yra įkraunamas. Aišku, šis instrumentas yra daugiau tinkantis žmonėms, kurie supranta, kas yra energija, kokia energija yra žodžio ir minties galia, kokias eina energijos ir kas nusimano, kas yra kvantinė fizika. Ir aplamai šio laiko energijose tai yra galingas instrumentas ir mes jį naudojam. Ir būtent mano mergaitė šiek tiek sloga, tai aš jau kaip ir matau, kad jau imunitetas šiek tiek pasilpęs, tai aš jau ruošiu šį vandenį, nes kadangi noriu, kad jisai būtų sustiprintas. Dažniausiai mano mergaitė serga vieną dieną ir viskas tuo baigėsi. Kas reikalingas? Taip, reikalingas vanduo, aš jį paruošiau 1 litrą, nes aš galiu kiekvieną dieną padaryti tą procesą, o jeigu žmonėms, tai aš siūlyčiau pasiruošti visai savaitai, tai yra 7 litrai. Vandenį, taip pat aš jį, kaip ir sakoma, įvedu atitinkamus ingredientus, tai jisai reikalingas to gvazdikėliai. Gvazdikėliai, kaip žinote, jisai yra aktyvintojas ir tuo pačiu tarsi pakelia imuninę sistemą, tarsi signalas įjungiantis, kad imuninė sistema, kad jisai veiktų. Būtent gvazdikėlis jisai netinka esant, tiksliau ilgai nereikėtų jo laikyti, esant padidintam kraujo spaudimui. Tai aš jį įvedu 7 gvazdikėlius, jūs turbūt nematote. 7 gvazdikėliai. Žinote, gvazdikėlis yra ir antiparazitinis, ir tuo pačiu antibakterinis variantas, ir tuo pačiu jisai kaip ir veikia kaip ir kava mūsų, kad išbūdinti organizmą, tai jisai tokį poveikį turi. Kad reikalingas taipogi vario vielutė, nes jinai yra kaip ir laidininkas. Jisai per ją išlaikoma energija 7 dienas. Tai mums kaip ir reikia to kaip ir ingrediento
mes taip pat jį įvesime į vandenį. Aš padarau spiralę iš vario vielutės 7 kartus. Ir mes įvedam į vandenį, tam, kad laikytųsi mūsų energija 7 dienas. Ir mes tą vandenį užkalbėsim atitinkamą mantrą, kuri yra skirta būtent šiems visiems susirgymams gydyti ir tuo pačiu bakterijoms naikinti. Jisai greitai naikina visas tas bakterijas, taip kaip ir sakiau, sutrumpina sirgimo laiką. Ir imunitetas šoktelna gana stipriai. Jisai taipogi yra tinkamas tiem žmonėm, kurie turi lėtinius uždegiminius susirgimus, tam, kad ir jie nori, kad sustiprinti imunitetą, tai jisai yra puikus variantas. Su šiuo variantu taipogi labai tinka ir holistinė medicina, tai yra vaistažolės, taipogi ir homeopatiniai preparatai, jie vienas kitą papildo. Bet kadangi mes čia gyvenam tokiose sąlygose, kad homeopatinių preparatų labai sunku gauti, tai mes naudojamės to, ką turime. Tai iš šio preparatų mano mergaitė pasveiks jau ir bus rytoj sveika. Tai vat norėjau pasidalinti šią patirtim ir taipogi, jeigu kažkas turi kažkokių klausimų ar kažkokių problemų dėl imuninės sveikatos sustiprinimo, norės, galiu padėti, tikrai rašykite, klauskite ir visada jūsų paslaugoms.